Taigi, mėlyjei, daug kas klausia, kaip yra daroma tas išsiuntimas jūsų noro, jūsų intencijos į tą kanceliariją. Taigi, kaip vyksta tas darbas, koksai procesas vyksta. Tai tiesiog jūs turite kažkokią intenciją, jūs turite norą. Ir pirmiausia, jūs norite, kad tas greičiau tas realizuotųsi, nes kartais pavyzdžiui, jūs galite tai išsakyti, be abejonės veikia. Bet jeigu jūsų energija jinai yra neužtektinai, jeigu jūs sublimuojate šią energiją ir jūs negalite, trūksta jums tos energijos, kažkokio tai stimulo, impulso, kažkokio tai trūksta tam, kad jūsų vyktų ta realizacija. Taigi, tai vienintelis būdas, tai palengvina šitas realizacijos procesą, tai būtent šitas laiškas, užtvirtinimas, jūsų intencijos užtvirtinimas į jūsų intencijos materializaciją. Ir pradedam nuo rašiklio ir lapo popieriaus. Aišku, visą laiką geriausia naudoti lapo popieriaus A4 formato, rašiklis mėlynas. Mėlynas jisai todėl, kad jisai yra jūsų lygiagreti spalva jūsų kraujai, nes tai yra pažymi, kad tai jūsų kraujyje tekantis skystis, būtent tas kraujas, jisai yra lygiai tokios pačios ryškios spalvos. Taip, jisai yra raudonas, bet vieninis kraujas, jisai yra toksai. Ir tiesiog ir atspindi būtent jūsų šitą, jūs pažymite, kad tai yra, esate jūs parašote vardą, pavardę, ne? Tai pirmiausia vardą rašome. Vardas kas tai yra? Tai jūsų matricoje jūs žinomas būtent šio vardu. Jūsų kaip ir rodmuo, kad čia jūs ateinate, čia jūs prašote. Jūsų varde susideda visos tos energijos, kurias jūs atsinešate į žemę. Taip, pavardė yra giminė, ne? Rašote pavardę. Jūsų to giminės medžio palaikymas, jūsų giminė, jūsų šaknis, taip, tai irgi atsineša tą energiją iš jūsų šaknų, ne? Visą tai nurodome visatai, Dievui, būtent tai dvasiniai tai kanceliarijai. Rašome datą, ne? Jūsų gimimo data. Tai irgi jome parodome visą jūsų tikslai, visas jūsų gyvenimas, visos jūsų sutartys, kokios jos energijos, kaip jūs tose energijose dirbate, kokias tas energijas, pagal kokias energijas jūs išeinate, į resursą, į kokybę, viskas atsispindi būtent šioje datoje ir jūs tai visą tai parodote. Jūs parodote ir tai viskas tampa matoma, tampa žinoma. Lygiai taip pat jūs parašote, iš kur jūs gimėte, ne? Gimimo vieta. Tai irgi yra energija, tas sutartys, į kurią jūs atėjote būtent su šią sutartį į šitą vietą. Ir šitoje vietoje yra jau tos energijos stimuliuoja jūsų visą tą augimą, brendimą, vystymąsi. Toliau rašote, kur jūs randate dabar šiuo momentu, ne? Kur jūs esate dabar, būtent šioje vietoje tai irgi veikia jūsų tos energijos. Būtent šioje vietoje veikia tas stimulas, kas gali padėti jums realizuoti būtent tą intenciją, norą. Tai, sakykime, tai daugiau yra ne noras, o intencija. Tai pasiryžimas eiti, būtent siekti to tikslo. Pasiryžimas ir prašymas, kad tai yra išpildytų, ne? Būtent šitą prašymą rašote jūs. Ir jūs paskui išrašote intenciją, aš parašau. Intencija. Tai visą jūs tai išrašote, ką jūs norite, kiek jūs esate pasiryžę. Galite, jeigu jūs darote sutartį su pačiu savimi, su savo aukščiausiu aš, jeigu jūs darote sutartį su dvasiniais vadovais, jeigu jūs darote sutartį su civilizacijos, irgi išrašote sutartis, ne? Jūs pasirašote, kad jūs padarysite tą ir tą, jeigu bus įvykdyta šitas tas jūsų noras, jūsų tas prašymas, intencija, jeigu padės įvykdyti šitą intenciją, jūs jau prašote, jau sakote, kad jūs esate pasiryžęs ir tą energiją jau spinduliuojate, tuo ryžtu, tą energiją. Ir visą šitą jūs apskleidžiate pagal laikrodžio rodiklį, žiūrėkite, nenutraukiant tušinuko 7 kartus, spirale, ne? Ir galite nuvesti žemyn ir parašote taip, nenutraukus tušinuko, parašote taip. Galite rašyti čia, šioje vietoje, kaip įvyko spiralė, galite rašyti irgi čia. Atvedate 7 kartus ir rašote taip.
aš sutinku, aš priimu, aš noriu, aš esu pasiryžęs vykdyti šitą dalyką, aš esu pasiryžęs šiai intencijai vykdyti, kaupti tas energijas ir visą savo energiją įskleisti būtent šioje intencijoje, šitame tiksle. Ir jūs tai parašote ir pripažįstate, kad jūs norite būtent jų pagalbos būti šitame kelyje, kad jums duotų tą pagalbą ir jūs parašote taip, nes jūs sutinkate, jūs laukiate ir paskui, kai jūs parašote šitą, galimas kitas variantas dar tai, kad jūs užpildote į monadą, bet aš jau nerodysiu, kaip tą daryti, nes kadangi ne kiekvienas gali tą daryti ir tai daugiau yra meistrų darbas. Taigi užtenka šios intencijos ir būtent viso šito reiškinio, ką mes parodėme, ne, šitame popierėje, užtenka to, kad jau būtų materializacija, jau eitų žingsnis į materializaciją. Tai čia yra pirmas žingsnis - materializacija. Tai kaip galima sakyti, laiškas į kanceliariją. Paliekate šitą tol, kol įsipildo. Galite palikti kažkuriam laikotarpiu. Aišku, intencijos sutartį, kai jūs darote sutartį, galite prašyti kažkokį laikotarpį, kad įsipildytų. Tai jūs galite lygiai taip pat prašyti, rašyti, bet dažniausiai yra geriausiai parašyti tiesiog, tegu įsipildo man pačiu geriausiu būdu ir man pačiu geriausiu laiku. Tai kai jūs tai parašote, tai viskas įsisprendžia jums pačiu geriausiu būdu ir laiku, nes dažniausiai, kaip žinote, tai, ką jūs galvojate, kad tai yra geriausias jums, tai dar nereiškia, kad gali būti tai geriausias jums, tai gali tik tai taip atrodyti jums pačiam, nes jūsų sąmonė dar jinai yra gana siaura, o žiūrint iš aukščiausio visatos taško, tai, kad jūs galvojate, kad yra geriausias, tai gali pasirodyti blogiausias jums. Tai tiesiog paliekate taip, kad viskas įsispręstų ir įsipildytų jums pačiu geriausiu būdu ir laiku. Ir tiesiog viskas, jūs padarėte darbą. Dar galite pasigalvoti, ką jūs norite, ką kitą žingsnį, antrą žingsnį žengtumėte, kokį žingsnį žengtumėte, kad šitas visas intencija, visas tas sutartis įpildytųsi. Ir jūs jau, jeigu jūs darote sutartį, jūs jau nuo pat pirmos dienos, nuo to momento jau pradedate pildyti tą sutartį. Jūs jau pasirašėte tą sutartį ir jau pradedate pildyti. Ir sutartis jinai turi būti jums pridėti aukštesnių vibracijų, jūs turite evoliucionuoti, kaip ir praeitoje laidoje aš jums pasakojau, kodėl neįsipildo sutartis, tai tiesiog žinokite, kad jūs turite augti, jūs turite atrasti sparnus ir jūs turite energetiškai išaugti ir būti tame dažnyje, aukštesnėme dažnyje, negu dabar jūs esate. Jeigu jūs linkę save užslopinti, kažką tai darydama, jau galvojate, kad bus gerai, jeigu jūs užslopinsite save, ar tai savo širdies laisvę, ne, ar tai savo širdies poreikis, jeigu jūs galvojate, kad užslopinsite, tai sutartis jinai iš karto anuliuojama, nes viskas turi būti daroma plėtimuisi ir evoliucijai, ir vibracijų augimui. Jeigu jūs neleisite savo kažko tai vadinasi, nevyksta evoliucija, jūs negausite tų sparnų, jūs negausite to polėkio, tos energijos, jūs norite užslopinti energiją. Aišku, jūs to nesulauksite. Taigi gerai pasigalvokite, kokią sutartį jūs norite darytis ir kokią intenciją sakyti. Tai yra labai svarbu ir nuo to ir priklauso jūsų rezultatas. Taigi, kaip matote, vardas pavardė, gimimo data, gimimo vieta, energija, kuri davė jums impulsą, kur randatės vieta, tai irgi, kurioje dabar energijose jūs būnate, vystotės, duoda tą evoliuciją. Pagal tai yra atsekama, jūs pradedate jau spindėti, išreiškite tą energiją ir jūsų energija ateina kita energija, kuri jūs parodo matomų. Intencija, sutartis, ką jūs norite, tai tą įrašote. Norai čia yra dažniausiai nesakomi, nes jeigu jūs norite, jūs to neturite. O kadangi neturite, aišku, jūs norite, bet ir jūs nepasiryžęs to pasiekti. Tai tik tai noras. Jisai dažniausiai būna tuščias. Bet kai jūs išreiškite intenciją ir jūs jau pasiryžęs tą turėti, parašote dar, jeigu sutartit, jūs jau tikrai esate pasiryžęs tai pasiekti. Būtent duosite tą sutartį, tą energiją pagal sutartį ir jūs tą energiją įskleisite, kad šita sutartis būtų įvykdoma. Taigi visą tai irgi čia išrašote. Ir 7 kartus palei laikrodžio rodyklę apsukate, parašote taip, nenutraukite rankos. 7 kartai, taip, arba čia žemyn, taip. Viskas, jūs
įvedate į spiralę. O spiralė, tai žinote, yra judesys, veiksmas, ta energija, kuri išveda jūsų tą intenciją, jūsų ketinimą jau į kitą lygmenį. Tai būtent tai ir yra tas impulsas. Tai prašom, naudokitės. Aišku, būtų smagu žinoti, kaip jums pildosi viskas, bet būtinai gerai pasigalvokite, jeigu darote sutartį, kokią sutartį jūs darote.